Sveiki gyvi, vėl aš Tomas Markūnas ir vėl su jumis Google partnerių patarimai. Na ir šiandien laidoje apžvelgsime dvi temas. Kaip su Gmail paštu identifikuoti, kas jums rašė, tai yra kas gavo jūsų Gmail paštą. Na, o antroje dalyje jau sulaukime iš žiūrovų klausimų. Na ir apžvelgsime, kaip apskaičiuoti konversijos kainą ne elektroninėmis parduotuvėmis. Tai kaip visada, pirmoji dalis yra labiau skirta B2C sektoriui, na, o antroji laidos dalis labiau B2B segmentui. Šioje dalyje pakalbėsime apie galimas skirtingas jūsų Gmail pašto variacijas. Tai yra, jeigu jūsų, kaip pavyzdys, elektroninis Gmail paštas yra, tarkime, reklamos.ateitis@gmail.com, mes galime siūsti laišką tokiu paštu, mes galime laišką siūsti, kaip pavyzdys, taškas ir tuomet. Ir galime turėti dar skirtingas variacijas. Tai visiškai nesvarbu, kurioje vietoje bus padėtas taškas arba to taško apskritai nebus, laiškas vis tiek išsisiunčia. Kodėl yra kalbama apie tai ir kodėl ši funkcija jums gali būti naudinga? Jūs skirtingose sistemose galite registruotis su tuo pačiu Gmail paštu, tiesiog skirtingose vietose nurodyti tašką. Na ir nurodžius skirtingą tašką, jūs taip galite atsekti, iš kur sistemos arba vartotojai įmonės gavo jūsų elektroninį paštą. Tai jeigu, kaip pavyzdys, jūs registravotės kažkurioje sistemoje ir nurodite, kad jūsų paštas yra būtent toks, ir jeigu į šį paštą, kaip pavyzdys, gaunate laišką ir gaunate laišką ne iš tos įmonės ar ne iš tos sistemos, kurioje palikote savo elektroninio pašto adresą registravotės, vadinasi, tai yra aiškus signalas, jog jūsų elektroninis Gmail paštas buvo nutekintas, ir jūsų duomenys iškeliavo trečiosiams šalims, kurios naudoja tikėtiną spamui arba elektroniniai komercijai. Tai, kaip matote, laiškas išsisiuntė ir visiškai nesvarbu, kurioje vietoje yra padėtas taškas ties jūsų Gmail emailo adresu, jūsų emailas pilnai veikia. Tai tikiuosi šis patarimas buvo naudingas, ir tikiuosi panaudosite šią galimybę registruojantis skirtingose sistemose. Na, o dabar kalbėsime apie B2B sektoriui aktualų klausimą, tai yra iš žiūrovų sulaukiame klausimo, kaip apskaičiuoti konversiją, kai yra dirbama ne su elektroninė parduotuvė. Tai pirmiausia, gal trumpai dar priminsiu, kas yra konversijos. Tai konversijos, jeigu tai yra ne elektroninė parduotuvė, yra iš esmės lankytojų atliekami naudingi veiksmai verslui. Kas yra naudingi veiksmai verslui? Tai paprastos svetainės atveju tai yra kontaktavimą, tai yra paspaudimą ant telefono, ant elektroninio pašto arba užklausos formos išsiuntimas. Tai kadangi tai nėra elektroninė parduotuvė, mes įkainuoti vienos užklausos, vienos kontaktavimo vertę turime patys. Parodysiu paprastą pavyzdį, kaip tai būtų galima apskaičiuoti. Tai kaip pavyzdys, yra keletas situacijų, keletas simulacijų. Jeigu, kaip pavyzdys, mes turime 5 sukontaktavimus, tarkim, ten per mėnesį ir per savaitę 10 arba 15. Mes, leidžiant reklamą, galime įsivertinti, kiek mums kainuoja reklama ir kiek mes gauname vadinamų konversijų arba lydsų. Leidžiant reklamą taip pat yra galimybė žinoti, kiek mes išleidžiame reklamai ir kiek mums tas vienas lydsas kainavo. Tuomet jau po šios dalies iš esmės pats vartotojas, pats verslo savininkas turėtų fiksuoti, kiek iš gaunamų lydsų, tų vadinamų konversijų, kiek iš jų virto realiais pardavimais. Kokia buvo vieno užsakymo vertė. Ir tuomet mes jau galime žinoti, išsiskaičiuoti, koks yra tas vadinamas konversijos rodiklis, tai yra iš kiek gautų lydsų virto realiais pardavimais ir kokia bendra užsakymo vertė. Tai įprastai dirbant su reklama, jeigu yra fiksuojamos konversijos ir mes galime matyti,
kiek jų buvo, kokia jų buvo kaina, na, o verslas jau turėtų fiksuoti, kiek realiai buvo pardavimų, už kokią sumą, kokia bendra suma ir tuomet mes galime matyti bendrą vaizdą ir verslas gali apsiskaičiuoti, gali žinoti, ar apskritai ta reklama atsiperka. Tai šiomis skirtingomis situacijomis, kaip pavyzdys, jeigu su reklama buvo 5 konversijos arba lydai, viena konversija, vienas lydas verslui kainavo 20 eurų ir iš tų 5 sukontaktavimų buvo 2 pardavimai, kurių vertė po 100 eurų, tai yra bendra užsakymo vertė buvo 200, mes galime išsiskaičiuoti, tai yra pagal šią formulę mes galime matyti, kad ši reklama atsiperka ir bendroje sumoje verslas uždirba 100 eurų. Jeigu mes imituojame kitas situacijas, kai yra daugiau lydsų ir, tarkim, brangesnė vieno lydso kaina, bet buvo ir daugiau pardavimų, nes tikėtina tikslingesnė reklama, tuomet didesnis uždarbis, na, trečiojo atveju vėl didesnis uždarbis. Žinoma, jeigu kaip pavyzdys vienos konversijos vieno lydso kaina yra gerokai brangesnė, verslas gali neuždirbti. Arba jeigu kaip pavyzdys lydsų tų konversijų yra daug, bet iš jų, na, realių pardavimų mažai, verslas lygiai taip pat gali eiti minusą. Tai kas yra labai svarbu, tai yra ne tik fiksuoti užklausų išsiuntimą, paspaudimą ant telefono, ant elektroninio pašto, bet jau gavus užklausą ar skambutį fiksuoti, kas vyksta po to. Tuomet galima tiksliai įskaičiuoti net ir neturint elektroninės parduotuvės lūžio tašką ir apskritai žinoti, ar jūsų investicijos į reklamą atsiperka. Šiam kartui kaip ir tiek, tikiuosi laida buvo įdomi, na ir kaip visada laukiame žiūrovų klausimų, kas jiems yra aktualu ir žiūrovui uždavusiam įdomiausią klausimą, kaip visada turime specialų Google partnerių prizą. Ačiū, kad žiūrėjome ir susitinkame lygiai po mėnesį.